Aš tokį gal bendrą klausimą. Kaip mačiau programoje 13 metais paruošiamieji darbai, 14 metais 70 namų renovuotina. Ar įvertinot daugmaž mūsų statybininkų pajėgumus, nes Alytuje tikrai yra 3-4 kompanijos, vienas namas užtrunka renovuoti 4-5 mėnesiai. Kaip padaryti 70 namų, kaip net tiek pastovių jie neišsinuomos? Mes statybinių dar tų klausimų nenagrinėjom, mes nagrinėjom grynai energetinių požiūrių, kaip viskas atrodytų. O dabar čia irgi ko gero susidarys didelė problema dėl statybininkų, nes neaišku, kiek gyventojų bendrijų pirmininkų kreipsis į tą organizaciją. Tai aš labai į viešą įstaigą energetinę efektyvų didinimo agentūrą, bet mano manymu, kad pavyzdžiui dabar būtų labai malonu administracijos tokia nuomonė, kad bendrijos pačios turėdamos dabar matydamos projektą tos investicijos didinimo programos priimtų sprendimus, ar jie pageidauja dalyvauti toje programoje, nepageidauja ir pateiktų savivaldybės administracijai tos visus savo prašymus, tada bus apibendrinta ir tada bandome ieškoti kelių, kaip tą visą renovacijos modelį paspartinti.